Kągi. 2015 metai kovo 10 diena, Kaikario šunų dresavimo mokykla ir naujas mokinių kontingentas. Žiūrim, ką turim. Pirmas mūsų egzotas yra Kone Korsa veislė. Na, visas džiaugsmas, kad jis atvažiavo laiku, jaunutis dar. 4-6 mėnesiai, žodžiu. Jeigu būtų metai, suvalgytų dresiruotoją. Kojytė užsipainėja. Vardas įdomus. Demonas. Demonas tinka spalvai. Na ir be abejo, bus suformuotas normalus šuva, nes dažniausiai būna problema, kai šuva nedresuojamas ir tada užauga monstras. Kas ten toliau? Tit! Na, įdomus individas, 2 metų, ar metų, čia suaugęs šuva, belgų aviganių mišinys. Kaip nekeis atvažiavo iš Kauno, tai nelabai suprantu, tik Kaune tiek dresiruotų. O problemų pridaręs, ar 1 ar 2 žmonės tik andės. O bėda dėja šeimininkėje, o ne šunyje. Šuo nedresuotas, dėl to ir demonstruoja savo tarnybinius sugebėjimus. Nu, toliau kaip visada užkrauti koviniai. Čia sunkus variantas, 2 metų maišytas Staffordshires. Bet vardas šaunus, Karsonas vardas. Karsonai, tai ko verki, padarėm tave nebe kovinį, padarėm angeliuką, va, nu, ko čia barasi. Na, toliau dar vienas kovinukas, kovo mėno kovinukai, žodžiu, čia bulterjeras, vėl kaip sakyti, dar vienas individas, kas yra reta, buvo čia pas mus rudenį, o iš pavasario dar vienas atvažiavo, nu, gražuolis, snukutis bukas, tavo vardas, vardas įdomus. Kaip tavo vardas? Palauk, kažkoks čečėnų vardas. Nesvarbu, po to prisiminsim. Na, toliau gražu pažiūrėti. Mokinukai, vokietukai. Su vokiečiais aš problemų neturėjau. O ko tu toks ištroškęs vakar piokavai? Piokavai, nu gražu žiūrėti. Žaidžia kompanija. Na, trumpas dosie, žodžiu, čia Sidra. 2 metų. Sidra, teik pasirodyk. 2 metų vokietukė, tačiau išgelbėjo labai aukštas intelektas, kas šuniui labai svarbu. Dėl to dresūrai normaliai prisilaužė. Toliau iš kažkokio miestelio atvažiavęs, tavo vardas, Šakas, keistas vardas. Na, su juo nieko nedaryta, dėl to, sakau, toks kaip laukinukas. O čia vokietukė, ta darbinis kraujas, bet tokia biski pradžiai baigštoka buvo. Bet dresūra daro savo, kaip sakyti, rytoj mes jau atiduodame, bet viskas tvarkoje. Tai kągi, tokios naujienos dresavimo mokyklai, visados laukiami.